brangus jonaviečiai. Kabelinė televizija AVA parengė jums ketvirtadienio kovo 21 dienos žinias. O dabar trumpas anonsas. Pradinukų anglų kalbos rajoninė olimpiada. Jonavos pradinė mokykla surengė pradinukų anglų kalbos olimpiadą. Nuo 2009 metų rugsėjo mėnesio užsienio kalbos mokymas antroje klasėje tapo privalomas. Tam skiriant 2 pamokas per savaitę. Dėl 3 savaitinės pamokos reikalingumo sprendžia pačios mokyklos. Mokytojai moko, vaikai mokosi, o Jonavos pradinė mokykla organizuoja pradinukų anglų kalbos rajoninę olimpiadą. Anglų kalbos besimokantis Jonavos rajono ketvirtokai kovo 20 dieną buvo pakviesti pasitikrinti savo žinias į suaugusiųjų švietimo centre vykusią anglų kalbos olimpiadą. Kadangi, žinot, mokykloje vyksta renovacija ir gyvename tik viename korpuse, tai net labai turime kur priglausti svečių, tai tenka prašytis kažkur prašytis į svečius, kad mus priimtų kažkokiam renginiui vykdyti. Atsisakyti visiškai renginių nesinori. Norisi vėl, kad vaikai kažką pamatytų, naujo sužinotų. Tai randam tokių draugų, kurie mus priglaudžia maloniai ir kelintą kartą jau organizuojame renginius suaugusių švietimo centre. Šiandieną vyks anglų kalbos olimpiada rajoninė. Susirenka rajono moksleiviai 4 klasių. Šiandieną jų turėtų būti apie 14, kas pareiškė norą, visus prašymus pageidavom ir visus priėmėm. Na ir mokslininkų yra įrodyta, kad kaip tik vaikai maždaug nuo 2 metų turi didžiausias galimybės išnaudoti tas smegenų dalis, kurios yra atsakingos už kalbų mokymasi. Na tai būtent nuo ankstyvasis anglų kalbos mokymas ir prasideda nuo 2 klasės. Na, ketvirtokai jau truputėlį pažengia į priekį. Manau, kad šiandieną parodys jie savo rezultatus, kurie bus įvertinti komisijos. Užsienio kalbos mokymasis ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei formuotis ir bręsti, bendrauti su pasauliu, pažinti kultūras, plėsti kalbinį akiratį bei formuoti bendravimo kultūrą. Mes mokomės kaip ir priklauso, kaip ir visose mokyklose. Džiaugiamės, kad galime skelti klasę į 2 dalis. Ir 2 turime anglų kalbos mokytojas, kurios dirba pogrupėse. Ir tai padeda geresniam anglų kalbos įsisavinimui, kadangi pogrupėje dirbti su 12 vaikų, o klasėje su 24 tai yra skirtumas. Sakykite, ar daug rajono mokyklų atsiliepė jūsų kvietimą dalyvauti rajoninėje olimpiadoje? Yra Samulevičiaus pagrindinė mokykla, Vareikio pagrindinė mokykla, Neries pagrindinė mokykla, Šilelis berods, jeigu ne mokykla darželis, ir Panerio pradinė mokykla. Matysite, bus vaikučių. Pasak Jonavos pradinės mokyklos direktorės Birutės Prasauskienės, patys ketvirtokai noriai sutiko dalyvauti olimpiadoje ir net prieš ją paruošė dalyviams staigmenas. Mokytojas paruošė saldžiuosius prizus su Anglijos popierėliais, iš Anglijos miestų vaizdais. Toliau bus prizukai tokie vaikams ir padėkos raštai be abejo. Turbūt patys mokinukai irgi nori parodyti savo žinias, jog jau 4 klasėje moka anglų kalbą. Be abejo, šiandieną bus trumpos miniatiūros, mūsų mokykla bus parengusi, na ir toliau vaikai atsakinės į testus ir matysime jų anglų kalbos įgūdžius. Prasidėjus olimpiadai visiems susirinkusiems pristatyti olimpiados dalyviai, svečiai bei komisijos nariai. Po Birutės Prasauskienės sveikinimo žodžio savo pasirodymus dovanojo Jonavos pradinės mokyklos mokiniai. Trumpose miniatiūrose, kuriuose pavaizduotos gyvenimiškos situacijos, pagrindinis akcentas – užsienio kalbos mokėjimo svarba, nes kartais be to gali būti sunku apsipirkti parduotuvėje, pasiklausti praeivio kelio ar žiūrėti kulinarinę laidą anglų kalba. Anglų kalbos olimpiada sudaryta iš 2 dalių. Pirmoji – kalbėjimas, prisistatymas. Čia vertinama tartis, teisingumas, kalbos vartojimas. Antroje dalyje – sakytinio ir rašytinio teksto suvokimas. Šią ketvirtokų anglų kalbos olimpiadą rengia anglų kalbos mokytojos metodininkės. Tai Svetlana Cvetkova, Jurgita Galackaitė, Inga Osauskienė, Leonarda Šimonienė ir Zita Garbašauskienė. Šią anglų kalbos olimpiadą patikrino vaikų kalbos žinias. 3 vieta skirta Panerio pradinės mokyklos mokiniai Gabijai Žakardonskytei. 2 vietą pelnė tos pačios mokyklos mokinys Adas Šukevičius. Na, o geriausias žinias pademonstravo ir 1 vietą laimėjo Justino Vareikio mokyklos mokinys Ugnius Bieliūnas. Su visais ketvirtokų darbais galima susipažinti iki kovo 27 dienos Jonavos pradinėje mokykloje.